Sveiki, aš esu Audrius, iOS, Android bei Java programuotojas. Galbūt jūs turite nuostabią startupo idėją ir ieškote žmogaus, kuris padėtų ją įgyvendinti. Galbūt tai galėčiau būti aš. Leiskite jums pristatyti projektą, kurį ką tik užbaigiau, ir atskleisti šio projekto kainą. Tai yra mobiliojo judėjimo platforma pavadinimu Vėjas. Įsijungę programėlę mes matome viešojo transporto priemonės aplink mūsų esamą poziciją ir šios priemonės yra atvaizduojamos žemėlapyje realiu laiku. Taip pat atvaizduojamos visos autobusų bei troleibusų stotelės, kurias paspaudus mes galime matyti autobusų bei troleibusų išvykimo laikus realiu laiku. Galime susiplanuoti kelionę į savo mėgstamiausią tašką, pavyzdžiui, darbas. Pasirenkame, kada norime išvykti, gauname keletos variantų, kaip galėtume ten nuvykti ir atvaizduojamas maršruto pasiūlymas žemėlapyje bei visi laikai, kada ir kur mums reikia įlipti bei išlipti. Jeigu norime maršrutą planuotis patys, galime tiesiog peržiūrėti autobusų tvarkaraščius. Pasirenkame mums dominantį maršrutą, sustojimą, kuriame įlipsime, laiką, kada norime įlipti ir matome, kada būsime visuose likusiuose stotelėse. Taip pat yra galimybė aktyvuoti autobuso bilietus. Pasirenkame bilietą, jį aktyvuojame ir matome jį savo sąraše, bei paspaudent jo galime parodyti šį bilietą kontroliai. Kad ir kuriame lange būtume, šį bilietą mes pasieksime, kuris yra aktyvuotas labai greitai iš bet kurios vietos. Taip pat galime įsigyti ir naujų bilietų. Tam einam į parduotuvę, pasirenkame nuolaidą, pasirenkame kiek ir kokių bilietų mums reikia ir einame apmokėti į bankinę sistemą. Šiuo atveju tai yra Citadelės platforma. Kiekvienoje programėlėje reikia tokių standartinių funkcijų kaip vartotojo paskyros redagavimas, prisijungimas, atsijungimas, galbūt reikia priminti pamirštą slaptažodį ir panašiai. Taip pat galime pakeisti miestą, kuriame esame, redaguoti, kurti naujas ir trinti jau egzistuojančias vietovės, kurias vėliau matysime žemėlapio apačioje. Pavyzdžiui, galime įvesti naują vietovę pavadinimu studijos, atlikti adreso paiešką ir jį išsisaugoti. Nepatinkančios įrašus galime ištrinti arba keisti šių įrašų prioritetą. Taip pat greičiausiai jums reikės funkcijų kaip instrukcijos, kaip naudotis jūsų programėle arba dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą, klausimų ir be abejo atsakymų. Bei visokie nustatymai, kaip kalba, datos ir laiko formatas, galbūt norite ar įjungti arba išjungti tam tikrų pranešimų siuntimą ir panašiai. Taigi, tokia programėlė vienai operaciniai sistemai Android arba iOS kainuoja 40 000 eurų su visais mokesčiais. Programėlės yra kuriamas su native technologijomis, Apple operacinė sistemai naudojamas SwiftUI karkasas, o Android operacinė sistemoje Jetpack Compose biblioteka. Jeigu jums domina detalesnis pasiūlymas, prašome su manimi susisiekti. Dėkui, viso.